Apie visos dienos mokyklos patirtis mums papasakos Rima Šivickienė, kol kas deda mikrofoną jai, tai Pasvalio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. Tai trumpa pauzė, ar ne, tam, kad galėtumėm sulaukti pranešėjos. Ačiū. Labą dieną. Tūkstantmečio mokyklų programos bendruomenė. Manau, sutiksit, kad jau galim save taip vadinti. Šiandien kalbėsiu apie visos dienos mokyklą, nors esu tikra, kad daugiau ar mažiau apie tai jau žinote. Ir atrodytų, kodėl, kai projektas leido kurti tiek daug naujų veiklų, pasirinkome tai, ką jau šiek tiek žinojome. Rengdami pažangos planą įsigryninome problematiką. Be visų kitų dalykų matėme, kad kaip ir daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, reikia švietimo pagalbos, bet mes neturime švietimo pagalbos specialistų arba jų neturime tiek, kiek reikia. Lyg ir turime pastatus, erdvės lauke, bet neturime šiuolaikiškai rengtų erdvių, kurios būtų pritaikomos skirtingiems ugdymo ir ugdymosi poreikiams. Lyg ir po pamokų turime būrelius mokyklose, bet trūksta įtraukiančių veiklų, įdomių, kurios pritrauktų mokinius. Kitur veikla po pamokų trukdavo taip trumpai, kad mokinys kelias valandas laukdavo mokykloje, tiesiog kol atvažiuos autobusas arba tėvai baigs darbą. Kitas dalykas, kuris paskatino rinktis būtent šią veiklą, tai buvo jau išbandyta patirtis. Turėjome mokyklą, kuri dalyvavo pirmame etape, kada atsirado visos dienos mokyklos ir tiesiog nekantravo, kada vėl galės turėti tokią veiklą. Tas užsidegimas paskatino būtent per visos dienos mokyklą spręsti mūsų išsikeltą problematiką. Kaip atrodo visos dienos mokykla mūsų projekte? Realiai turime vieną veiklą su dviem poveiklėm, kurios tarpusavėje skiriasi visai nedaug. Visos dvi yra orientuotos į bendrą tikslą, tai į kokybišką mokinių užimtumą visą dieną ir siekiame, kad plėstųsi neformaliojo švietimo veiklų pasiūla, kad būtų prieinama švietimo pagalba ir žinoma, kad gerėtų pasiekimai. Čia yra bendras programos mūsų tikslas. Veikla mūsų pažangos plane yra priskiriama prie visų 4 sričių. Rengdami pažangos planą labiau akcentavome įtraukųjį ugdymą. Ir iš tiesų dabar visos dienos mokyklą lanko įvairių gebėjimų, įvairių poreikių, tiek specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. Veiklas įgyvendina arba padeda įgyvendinti pagalbos mokiniui specialistai. Jiems teikiamos konsultacijos, teikiama mokymosi pagalba. Projekte nemažiau atsiskleidžia ir STEAM sritis. Išnaudojame projekto metu įrengtas laboratorijas. Ten vyksta taip pat visos dienos mokyklos veiklos. Veiklas praturtinam STEAM elementais, inžineriniais, technologiniais, meniniais, matematiniais. Kultūrinis ugdymas atsiskleidžia lygiai taip pat plačiai, nuo dailės užsiėmimų iki skaitimo įgūdžių gerinimo užsiėmimų. O lyderystė atsiskleidė šiek tiek netikėtai. Jeigu kitas visas sritis mes daugmaž numanėme, kaip jas įgyvendinsime arba kaip atskleisime, tai lyderystę mes matome visais 3 lygmenimis. Tiek savivaldybės, tiek mokyklos ir tiek mokinio lygmenių. Savivaldybė, aišku, mes norime to formalumo, įteisinimo ir klausti mokyklų. Tai kaipgi vyksta visos dienos mokykla? Kaip mes ją reglamentuosime? Atėjome su tokiu sausu dalyku ir kaip ir norėjom jį formalizuoti. Parengėm aprašą, pateikėm mokyklom, prašėme pastabų, pasiūlymų, o galiausiai susėdome, aptarėme ir mūsų aprašas sutrumpėjo 3 kartus. Mes sutarėme, kuri dalis yra bendra, dėl ko mes visi sutarėm, kad taip, tai turi būti vienoda, o kitą dalį mes perkeliame mokyklų atsakomybei, todėl kad supratome, kad iš viršaus negalime nuleisti to, ką turės įgyvendinti mokyklos, atliepiančios bendruomenės poreikius.
ir nenustatinėjom nei darbo valandų, nei tvarkaraščių. Visa tai buvo mokyklos reikalas, atliepiant bendruomenės poreikius. Pereinant prie mokyklos lyderystės, vadovam teko ne tik ši dalis formali, kada jie turėjo taip pat nusistatyti savo tvarkas, sudaryti tvarkaraščius, kada turėjo užtikrinti, kad bendradarbiautų visos dienos mokyklose dirbantys darbuotojai, švietimo pagalbos specialistai ir taip pat užtikrinti, kad tai vyktų sklandžiai ir kokybiškai. Mokinių lyderystė vis tik skatinama per veiklų turinį, skatinama ugdyti jų pasitikėjimą savimi, o taip pat į juos kreipiamasi, kad jie teiktų pasiūlymus, ko jie norėtų visos dienos mokykloje. Tai reiškia, kad ir iš jų ateitų siūlymai dėl turinio. Ką irgi pastebėjome vykdydami visos dienos mokyklą ir pačiame tame pirminėme susitarimo etape, kad vis tik nėra to idealaus tvarkaraščio, kurį mes galėtumėm taikyti visose mokyklose. Tai čia ir buvo tas niuansas, kada mes perkeliame mokykloms daugiau atsakomybės, susiderinti, sureguliuoti pavėžėjimus, veiklų turinį ir mokinių užimtumą. Projektas mums tikrai suteikia didelę galimybę sukurti aplinkas arba jas atnaujinti. Bet aplinkos be veiklų tokio rezultato tiesiog neatneštų. Ir veiklos pačios įvairiausios. Nuo tolerancijos dienos minėjimo iki kūrybinių veiklų, kurios siejamos su kalendoriniam šventėm, atmintinom dienom, tuo pačiu skatinant ir mokinių pilietiškumą. Pavyzdys yra žvakių liejimo edukacijos. Čia taip pat atspindi ir tinklaveika, nes pačią edukaciją vedė visiškai kitos tų mokyklos darbuotojai. Atsiprašau. Taip pat yra pavyzdys Svalios progimnazijos, kur vyko garsiniai skaitymai mokyklos muziejuje, tai yra persipinant tiek istorinį pažinimą, tiek pagrindinių įgūdžių skatinimą. Ką irgi vertėtų prisiminti, kuriant visos dienos mokyklą, kad tai nėra tik tai veikla mokyklos sienose arba tarp mokyklos sienų. Ir vaikus, kas labai domina, kad jie nėra pririšti prie vienos patalpos, vienos erdvės, o suteikiamos galimybės lankytis ir kitose vietose. Ir tam mes pasitelkėm ir savo projekto partnerius, tai yra kultūros įstaigos. Ir šiuo atveju matote pavyzdį, kada lankėsi bibliotekoje, kur buvo atvykęs visiems žinomas fotografas ir rašytojas. Ir vaikams tokios veiklos yra labai įdomios ir pamokančios iš tiesų. Truputėlis skaičių. Mes visos dienos mokyklą TUM projekte gyvendiname tik tai 5 mėnuo. Turime 4 mokyklas, 6 grupės, 118 mokinių, iš kurių 42 yra specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. Projekte įsteigėme 3,5 pareigybės, bet įdarbinome 7 asmenis. Ir turime įrengtų erdvių, turime atnaujintų patalpų, kurias atnaujinome priemonėmis ir įrangą. Turime iš tiesų bendrai dabar labai teigiamą vertinimą. Ir tas vertinimas yra iš įvairių pusių. Tėvai tikrai labai džiaugiasi, kad vaikai yra saugioje aplinkoje. Jie žino, kad jie yra užimti, jais yra pasirūpinta. Jie žino, kad vaikai atliks visus arba bent jau dalį namų darbų. Jie žino, kad bus ugdomos jų kompetencijos. Klasių mokytojai ypatingai džiaugiasi, kad visos dienos mokykloje užtikrinamas tęstinumas. Ir vienas iš gerųjų pavyzdžių to tęstinumo yra, kad vienoje mokykloje
visos dienos mokyklos grupėse dirba ne tik tai projektai darbintas asmuo, bet ir mokyklos mokinio padėjėjas. Ir vyksta bendradarbiavimas, nes mokinio padėjėjas jau pažįsta mokinį, jis žino, kaip tikslingai jam parinkti veiklas arba žino vietas, kur jam reikės pagalbos. Mokinių atsiliepimai taip pat yra teigiami, jie džiaugiasi, kad jie gali turiningai leisti laisvalaikį savo bendramžių būryje. Klausimas, kaip toliau, nes gyvename visos dienos mokykla 5 mėnesį, o kaip ir kalbame apie projekto finišą. Ir atrodo, negi visą tai darėme tik dėl 1 metų ir tada viskas, ar ne, vaikai pasibandė ir baigėm. Iš tiesų ne, lygiagrečiai įgyvendindami 1000-mečio mokyklų projektą mes kūrėme kitus, kurie orientuoti tiek į erdvių pritaikymą ir atnaujinimą, tiek į pačių veiklų organizavimą. Tai labai tikimės, kad paskui galėsim girdis jau didesniais dalykais. O bendrai, kadangi visos dienos mokykloje vaikai sako ačiū už draugystę, tai aš jums noriu padėkoti už bendrystę. Ačiū, Rima, bet nepabėkit. Gerai. Mano sūnaus patirtis mokykloje, kai klausi, kas labiausiai patinka, tai kad gali visą dieną ten būti. Tai labai panašu, kad emocijos ten kuriasi. Bet kviečiu pafantazuoti, nes jau pasvajoti gal šitoje vietoje netinkamas žodis būtų. Jeigu dabar atmesti visas pareigybės ir statusus ir vaidmenis, mamos, švietimo skyriaus vadovės ir panašiai, ir jeigu jūs būtumėt vaiku, kaip jums atrodo, ko ten reikėtų, kad tikrai norėtųsi būti? Aš gal buvau dėkingas vaikas, tas, kuris kasmet lankė bent po 1 būrelį, o dažnai po kelis. Tai reiškia, man reikėjo to užimtumo po pamokų. Bet dabar žiūrint, vis tiek su kruopelyte to suaugusiojo dalies, galvoju, norėtųsi, kad tai tikrai neapsiribotų 1 patalpa. Nes galimybių turime ir norėtųsi, kad mes plačiau išeitumėm, plačiau dalyvautumėm ir tikrai mes turim kaip vieną iš tų gerųjų tokių dalykų įsivertinę bendrai šitame projekte, tai yra tinklaveika. Tai tą dalyką vis tik norėčiau, kad irgi darytų. Vis tik suaugusio protas nugalėjo. Nugalėjo. Gerai, ačiū Jums labai.